Slavukas, dabar darysiu mūsų kompanijos kanapių kaukę. Tai švelni, natūrali palomoji kaukė su maltom kanapių sėklom ir su pomidorų ekstraktu. Žinokit, dar tokios kaukės nebuvau bandžius. Jis skirta kasdieniai priežiūrai, tinka tiek dienai, tiek nakčiai. Švelniai valo, pašalina visus nešvarumus, atgaivina ir suteikia odai švelnumą, gražumą. Kaip ją reikia naudoti? Plonų sluoksnių, ką aš dabar ir padarysiu. Wow! Žinokit, kas man patinka? Aš labai dievinu visų kompanijų kanapės liniją. Visų. Kas man patinka, tai patinka, kad jos kvepia. O čia nekvepia. Na ką, važiuojam! Įtepėme plonų sluoksnių. Paliekam 10-15 minučių, po to nuplaunam su drėgnu vandenuku. Na ką, laukiam 10-15 minučių. Nepasakiau ir kągi jį padarys, kokio efekto reikia laukti po 10-15 minučių. Giliai valo poras, sumažina veido riebalavimąsi. Jeigu kas turite, labai būna riebios odos savininkių. Tinka paaugliam, kas aknę turi, nes giliai išvalo odą. Ramina, nedirgina, suteikia odai lengvumo, skaistumo, ramumo, šiek tiek skaistina veidą. Na, dabar tikrai laukiam 10-15 minučių. Na ką, praėjo 12,5 minučių, aš jau ir persirengiau. Uždžiuvo labai fainai, niekur net nebetepa. Einam lauti kaukę ir žiūrėti, koks bus efektas. Noriu vieną dalyką pasakyti, neįsigaskite, kai kaukė džiūsta, labai tempia veidą. Einam plauti. Nusiplovėm veiduką, pasiėmam veido dulksną. Veidukas nudžiuvo po veido dulksnos, pasiėmam serumą. Aš tepu serumą vieną kartą, nes mano veidas jau yra ganėtinai primaitintas. Nepamirštam ir dekoltė zonos. Kad serumas geriau įsigertų į mūsų veiduką, būtinai reikia jį užfiksuoti dieniniu kremu. Aš taip pat naudoju Kanabio liniją. Pasiėmam pakių kremą, plonų sluoksnių. Ir be jokios abejonės nepamirštam savo lūpyčių. Šiek tiek su čili pipiru, kuris šiek tiek duoda skaistumo ir putlinimosi efektą. Na ką, veidas paruoštas, dabar einam pusryčiauti ir laikas bus makiažui. O jum gražios dienos.